Šiandien aš jums parodysiu 3 pratimus, kuriuos reikėtų įtraukti, jeigu jūs norite grįžti po kelio sąnario, menisko ar kryžminio raiščio operacijos. Visi 3 pratimai bus atliekami keliui. Pirmas pratimas, kurį jūs turėtumėte daryti, daromas su guma. Pririšam gumą prie kažkokios tai atramos, užsidedam ją ant kelio, ties sulenkimu, atsistojam per atstumą ir tiesiame koją. Antras pratimas daromas taip pat su guma. Jis šiek tiek sudėtingesnis negu pirmas, priklausomai kokiam aukštyje jūsų guma yra. Uždedam savo pėdą ant gumos ir tiesiame koją. Atliekant šitą pratimą, kontroliuokite savo kojos sulenkimą arba, kitaip sakant, grįžimą atgal. Ypatingai, jeigu jūs esate po operacijos. Na ir trečias pratimas yra sudėtingiausias iš šitų 3, tai kontrolė ant vienos kojos. Stengiatės ant pakilos, tai gali būti ir blynas, ant kurio stovite, nuleisti kūną iki žemės ir grįžti atgal. Mano rekomendacija atliekant šitą pratimą, prisilaikykite prie kažkokios tai atramos, galbūt prie kažkokios tai lazdos ir darykite su kontrole. Jeigu jums pasidaro jisai lengvesnis, tuomet šiek tiek pakelkite pakilą arba uždėkite dar papildomą blyną, ant kurio jūs stovėsite. Būtinai pasibandykite šitos pratimus ir esu visiškai įsitikinęs, kad jūsų kelio sveikata tikrai pagerės ir jūs būsite žymiai aktyvesni.